Sveiki, mėlyjeji. Aš esu maldos namuose, Gebetshaus Augsburge ir esu seminaro kambaryje, kur ir prasidėjo mano kelionė čia maldos namuose. Čia šitame kambaryje 2017 metais, spalio 1 dieną, aš įžengiau, 2 dieną tiesa, 1 berods buvo sekmadienis, aš įžengiau iš tuos maldos namus kaip dalis šių maldos namų. Nesitikėjau, kad tai bus, nesitikėjau, kad man Dievas šitas duris atvers, nesvajojau, neplanavau. Dabar sėdžiu galutiniai eiliai ir žinau, kad viską turiu paleisti. Ši kelionė tęsiasi jau 9 metus. 11 metai esu ne Lietuvoj, taigi po 11 metų grįšiu atgal į savo kraštą, į savo šalį, pas savo tautą, savo šeimą, savo vaikus ir anūkus ir dėl to labai džiaugiuosi. Net jeigu man čia yra labai gerai, aš čia jaučiuosi labai gerai, priimta, aš turiu ką čia daryti, žmonių vis trūksta ir aš jau įgavau pasitikėjimą ir galėčiau toliau tarnauti, vis tik jaučiu, kad mano laikas čia baigėsi ir nenoriu daryti to, kas nebūtų pagal mano supratimą Dievo valia. Mes niekada iki galo nežinom, ar tai buvo Dievo valia ar ne. Galim tik per laiką tą pažinti, bet per tuos metus, kai aš keliauju su viešpačiu, aš šiek tiek išmokau pažinti jo braižą mano gyvenime ir pažinti jo kalbėjimą, ką ir kur jis manyje daro. Taigi, ši visa kelionė, kaip pasakyti, pabaigos kelionė prasidėjo maždaug prieš 3 metus, kai buvau dar naktiniai pamainoj, viešpats pradėjo kalbėti, ar pradėjau jausti, kad kažkas turėtų įvykti naujo. Pirmas žingsnis buvo pakeičiau pamainą, visiškai nesitikėjau, kad pakeitus pamainą tapsiu dieninės pamainos vadovė, tai net nežinojau, kad esamoji vadovė jau buvo parašiusi pareiškimą išeiti, tai turėjo kitų planų, ar Dievas turėjo jai kitų planų ir aš taip patekau į šitą laiką, į šitą dieninį laiką nuo 12 iki 18 valandos šitam pereinamam etape. Ir tas laikas nebuvo lengvas, nes vadovauti dieniniai pamainai nebuvo lengva. Ši pamaina buvo, kaip pasakyti, ištikus labai daug kaitos, dėl įvairiausių priežasčių keitėsi vadovai ir tai aišku neduoda stabilumo pačiai pamainai. Bet šiuo metu ši pamaina stovi puikiai. Negaliu sakyti, kad mano dalies tame nėra. Yra graži, prasminga mano dalis, bet aišku, be Dievo malonės aš būčiau nieko nepadarius. Ir todėl kartu su dėkingumu paleidžiu šitą pamainą, šitos žmonės toliau keliauti su dėkinga širdimi. Per tuos 9 metus viešpats mane gerai grumdė, treniravo ir augino brandume. Nes aš manau, kad kiekvienas krikščionis mes su laiku turėtume tapti brandesniais. Ir aš džiaugiuosi, kai aš pažįstu, kad mano kai kurie sprendimai eina į tą pusę. Ne visi, ne 100%, nesu tobula, bet esu pakeliui ir dėl to labai džiaugiuosi. Šita visa mano patirtis man yra be galo brangi ir jinai pravers man tolesnioj kelioniai. Ką aš veiksiu Lietuvoj? Nežinau. Viešpats turėtų atidaryti duris, kaip ir atidarė duris čia maldos namuose prieš 9 metus. Duris, kurių aš nežinojau esant, duris, kurių nesitikėjau, kad man bus jos atidarytos, duris, kurios atvėrė man daug galimybių. Atkeliavau į Vokietiją tuščiom rankom, iškeliauju iš Vokietijos pilna kuprinė dvasinių dalykų ir vėl tuščiom rankom. Nežinau, nei ką veiksiu, nei ką darysiu, nei kur keliausiu, nei dėl ko keliauju. Žinau vieną, kad mano pasitikėjimas viešpačiu yra dar stipresnis. Jeigu aš neprapuoliau
prieš 11 metų be kalbos atvykusi į Vokietiją, tai tikrai neprapulsiu dabar, kai aš grįžtu į savo šalį. Galėsiu bendrauti, daugiau laiko skirti savo vaikams, savo anūkams, savo tautai. Ir tai yra didžiausias džiaugsmas, kurį šitam atsisveikinimo liūdesy išgyvenu. Esu dėkinga už šitos namus, esu dėkinga už visus susitikimus, už visas patirtis ir skaudesnės, ir netokias skaudžias, ir labai džiaugsmingas. Esu dėkinga pirmiausia tiems, kurie mane parėmėt. Ar tai buvo vienkartinė auka, ar tai buvo reguliarus rėmimas, ar tai ištikimas rėmimas visus tuos 9 metus. Te atlygins viešpats jums 100-eriopai, te atlygins viešpats už kiekvieną dosnumą, kurį jūs man dovanojot. Per jūsų dosnes širdis šita kelionė man buvo galima, regima ir pradžiuginanti, pranokstanti visus mano įsivaizdavimus, visus mano lūkesčius ir iš tikrųjų grįžtu namo be galo turtinga. Ir džiaugsiuosi, jeigu jūs ir toliau kažkaip tai ieškosit kontakto su manimi, galbūt kažkas ir toliau norės remti, jeigu atsiras kažkoks tai projektas, kuriame taip pat kaip misionierė galėčiau tarnauti dangaus karalystėje. Jeigu ne, irgi viskas gerai. Aš nesu iš tų, kuri bijo darbo, aš galiu dirbti daug darbų, bet labiausia norėčiau atsiliepti į tai, ką viešpats yra paruošęs. Kaip sako Paulius, buvau ir turtinga, ir skurdi, tikrai išgyvenau visokius etapus ir tas rėmimas buvo pranokstantis lūkesčius ir tikrai labai didelis, buvo ir labai siauras ir ankštas, bet visada visko užteko. Taigi šlovė Kristui už jūsų gyvenimus, šlovė Kristui už mano kelionę. Lapkričio 1 dieną vėliausiai būsiu Lietuvoje ir prasidės naujas etapas, koksai kol kas nežinau. Noriu už jūs pasimelsti. Ypatingai už tuos, kurie ištikimai mane rėmėt. Viešpatie Jėzau Kristau, aš dėkoju tau už visus žmonės, kuriuos tu man padovanojai, kaip bičiulius, kaip kovos sesės ir brolius, kurie kartu su manim keliavo šį ilgą laiką, šituos 9 metus. Ačiū už kiekvieną dosnumą, ačiū už tai, kuriems tikrai tai kainavo, atlygint jiems visiems 100-eriopai. Dėkoju už tuos, kurie ne tik finansiškai, bet ir maldomis arba maldomis mane rėmė. Atlygink taip pat kiekvieną širdį, Viešpatie, pripildyk vilties, pripildyk jų šeimas šviesos, pripildyk, Viešpatie, jų žodžius, tos vilties, kuri nepranyksta, kuri neužgesta, kuri tikrai yra tai, kas mus veda tolyn. Ir Viešpatie, juos laiminu tavo žodžiu iš laiško žydams, to 11 skyrių, kad jų gyvenimas būtų pripildytas iš tikrųjų tos vilties, Viešpatie, to tikėjimo. Nes tikėjimas atveria dangaus vartus, tikėjimas parodo dalykus, kurie dar nėra įvykę. Ir šlovė tau, Kristau, iš kiekvieną žmogų, kuris žiūri šį video, kuris pritarė mano tarnystė ar kuris nepritarė, visus palaimink, Viešpatie, nes visi yra tavo mylimi vaikai. Tau, Jėzau Kristau, šlovė ir garbė už mano gyvenimą, už mano rėmėjų gyvenimą ir už mūsų ateitį kartu. Amen.